Šiandien pažiūrėsime, kaip atrodo jūsų santykiai su artimu žmogum. Pasirinkite pirmą arba antrą variantą. Kartu akmuo, koks traukia jūsų akį, ir kortos. Pirmą poziciją, jeigu pasirinkote, pasižiūrėsim, kaip santykiai atrodo šiandien, ką reiktų keisti, į kokią kryptim judėti ir kokie galimi rezultatai. Pirma korta – jautis, kaip yra dabar. Jautis rodo stabilumą, saugumą ir kantrybę, kviečia tvirtai laikytis vertybių, kurti pagrindą su artimu žmogum. Laikas rūpintis praktiškų santykių aspektų, nuo bendrų namų iki emocinės ramybės. Saulė, kur reiktų atkreipdėmėsi, ką keisti, simbolizuoja šviesą, gyvybingumą, autentiškumą. Santykiuose ragina būti atviriems. Trečia korta, ketvirtas namas, kokie kryptim judėti, tai namų, šeimos, emocinio saugumo sritis. Ketvirta korta, galimas rezultatas. Opozicija, tai nėra blogai. Opozicija, tai yra trauka, reikia susiderinti skirtingoms energijoms, tai yra įdomu. Galimybė suprasti vienas kitą giliau. Tai ženklas, kad reikia išmokti susiderinti ir balansuoti kartu. Jeigu pasirinkote antrą variantą su okeaniniu jaspiu, kokia situacija yra dabar? Dvyniai, šiandien santykiuose vyrauja mainų energija, galbūt daug kalbate, dalinatės. Ką reiktų keisti? Venera, svarbu daugiau dėmesio skirti švelnumui, meilės išraiškai galbūt. Galbūt santykiuose trūksta gražių gestų, kurie kuria artumą ar nuoširdumo. Trečia korta, link kur judėti su energija. Juda į kasdieninį bendravimą, dėmesį, smulkmenas, koks galimas rezultatas. Šis santykių etapas baigsis tuo, kad jūs abu pažinsite vienas kitą. Sąmoningas požiūris į save, į kitą padės santykiam atsiskleisti, pasiekti naują harmonijos, autentiškumo lygmenį. Pokyčiai vyks per kiekvieno asmeninę tokią individualią transformaciją.